Labą dieną, esu Saulė Matulevičienė ir dėstau Lietuvių tautosakos ir mitologijos kursą Vilniaus universiteto filologijos fakultete. Darbuojuosi Lietuvių literatūros katedroje. Ir šiandien turiu tokią puikią progą šiek tiek pakalbėti apie artėjančias didžiasias, gražiasias metų šventes, apie Kalėdas ir lietuviam ypatingai svarbu Kūčių vakarą. Tikriausiai tai yra šventė, apie kurią visi žinome. Visi žinome daug ir visų šeimose šita tradicija dar yra išlikusi ir puoselėjama. Jeigu tai pagalvotume apie vėlines, Kalėdas ir Velykas, tai matyt šitos trys kalendorinės metų šventės galėtų konkuruoti tarpusavyje, kuri iš jų yra gyvybingesnė, o galbūt jos visos trys dar labai daug mums reiškia, mums yra labai svarbios ir galbūt kiekvienas dar galime ir prisiminti, o galbūt paklausyti ir išgirsti iš savo tėvų ar netgi senelių kartos labai daug apie tų švenčių papročius, kodėl jas dera švęsti ir galų gale kaip jas dera švęsti, bet galbūt keletą tokių ir naujų dalykų išgirsite ir galbūt tai bus tiesiog tų tokių senų papročių priminimas ir man rūpės galbūt netgi ir paaiškinti, kodėl yra tie papročiai, kokiais pavydalais, kokiais būdais jie yra perteikiami, jie buvo perteikiami iš kartos į kartą, ir kas juos mums liudija. Tai tikriausiai kalbą reiktų pradėti apskritai nuo šventės sampratos, pats žodis lietuvių kalboje yra išlaikęs tą šventumo dėmenį šaknyje, ar ne? Šventė yra suvokiama, buvo suvokiama, galėtų būti suvokiama kaip šventumo įsiveržimas į mūsų kasdienybę. Ir žinoma, šitoje situacijoje žmogus turi deramai atsiliepti, deramai atsakyti. Jeigu kalbame apie senasias kalendorinės šventes, jis turi tarsi sugrįžti į tą tokį mitinį pradžios laiką, prisiminti mitinius pradžios įvykius, savaip juos atkartoti, aktualizuoti ir galbūt prisidėti prie kažkokio svarbaus pasaulio kūrimo, atkūrimo veiksmo. Būtent šventės metu suartėja tas profaniškas, kasdieninis ir anapusinis arba dieviškas pasaulis. Tarsi trumpam išnyksta riba, kuri tuos pasaulius skiria. Ir todėl šventės metu namus gali lankyti mirusiųjų artimųjų vėlės, todėl šventės metu galima sutikti Dievą, galima patirti jo buvimą, jo artumą. Todėl šventės metu pildosi išsakyti linkėjimai, taip pat galima spėti ateitį arba tą ateitį kažkokiu būdu paveikti. Žodžiu, mes turim daugybę tokių tradicijos pateikiamų mums įrodymų, kad tai yra tikrai ypatingas laikas. Kita vertus, ilgainiui, žinoma, šventė tampa tik tai tokia kasdienybės priešprieša arba atokvėpiu. Ir netgi tuomet tinkamų dalyvavimų arba išmanimų, kaip šventės metu reikia elgtis, mes tarsi patvirtinam arba paliudijam priklausimą savai tradicijai, bendruomeniai. Ir vėlgi prisimenam, kad jeigu mes tikrai tą šventę tinkamai pasiruošėme ir jos metu laikomės tam tikrų tradicijų, galbūt mes patys įgyjame galios su naujomis jėgomis pradėti naujus metus, pradėti naują laiko ciklą, o galbūt galime ir gamtos gyvybę paveikti. Taigi, kodėl reikėtų per šventes laikytis tam tikrų taisyklių? Kodėl galime sužinoti arba paveikti ateitį, likimą šventės metu? Ir kodėl tie šventės metu išsakyti linkėjimai pildosi? Bet apie tai ir kalbėsiu šiandien. Iš mūsų pasiekusių etnografinių aprašų, papročių aprašų, žmonių pasakojimų, užrašytų, tarkim, nuo 20 amžiaus pradžios iki pabaigos etnografinėse ekspedicijose, iš įvairiausių dar tokį tradicinę gyvenseną puoselėjančių pateikėjų, mes matom, kad ta šventė tikrai turi tokį labai ryškų, tokį žemdirbišką dėmenį. Arba žmogaus dirbančio žemę, gyvenančio kaime
gyvenime ta šventė tikrai turėjo tokių savitų bruožų ir papročių, kurie galbūt nėra aktualūs šiandien mums gyvenantiem mieste. Bet vis tiek norėtųsi trumpai juos priminti. Šventės metu dėmesys buvo skiriamas 3 pagrindiniam tikslam arba 3 pagrindiniam siekiam. Tuo metu, tarkim, nuskelkim 100 metų atgal, gal daugiau. Buvo rūpinamasi javų derliumi arba maistu ar ne duona, kad turėtų mūsų senoliai, mūsų protėviai, o ir mes turėtume duonos. Rūpinamasi linais. Ir linai priklausytų jau tai mūsų aprangos kultūrai, ar ne? Galima būtų čia paminėti ir avis, aveles, reiškia linai ir vilna. Svarbu ir užsitikrinti, kad viso to nestokotume, taip pat buvo galima per šią šventę. Buvo rūpinamasi bitėmis, šiek tiek mįslingesnis tas rūpestis, bet suprantam, kad vaškas buvo didelė vertybė, o medus toks nuostabus gyvenimo pasaldinimas, netgi žinant, kad jisai dažniau buvo tradiciškai vartojamas kaip vaistas, o ne maistas. Ir matyt, pačiam centre yra rūpestis šeimos sukūrimu ir rūpestis vedybomis. Šitie dėmenys kartojasi visose lietuvių kalendorinėse šventėse. Galime atrasti paliudijimų, tokių papročių arba peiginių veiksmų, kurie turėjo tai užtikrinti ir kurie kartojosi. Ne visiškai gal analogiškom tokiom formom, bet vis dėlto nuolat tam metų cikle, metų rate tai buvo prisimenama. Algirdas Julius Greimas, mūsų mitologijos tyrinėtojas, prancūzų semiotikos mokyklos kūrėjas, yra rekonstravęs paprotį visų pagrindinių lietuvių kalendorinių švenčių metu rūpintis gamtos galių permaldavimu. Ir jis sako, 3 visų švenčių diena, pagrindinių švenčių diena buvo skirta maldoms, kažkokiam apeiginiam veiksmams, kuriais buvo kreipiamasi į Dievą arba siekiama, kad gerai, sėkmingai vėlgi užaugintume javus ir kad tų javų neišmuštų ledai. Štai jis sako, 3 Kalėdų diena vadinta tiesiog ledų diena. Per tą visą dieną žmonės melsdavosi, kad Dievas apsaugotų javus nuo linų, kad Dievas duotų gražų orą ir gerai javus užaugintų. Žmonės eidavo melstis 3 Kalėdų, Velykų ir Sekminių dienomis. Čia iš papilės toks paliudimas. Taip pat maldos nuo ledų ir nuo perkūnijos buvo minimos arba buvo meldžiamasi ir per kitas didesnės šventės, tarkim, devintines, petrines ir netgi ilgės vėlines. Žodžiu, mes matome, kaip tarsi galbūt toj senoji tradicijoje tas adresatas šiuo atveju buvo pats Dievas Perkūnas, bet lūkestis labai aiškus, kad išsaugotų dievai, kad išsaugotų derlių ir vėl, kad turėtų žmogus kuo pramisti. Visus metus buvo aktualus ir rūpestis linais ir vėlgi nuo pat Kalėdų, tarkim, iš po staltiesės traukiant šiaudą, o mes tikrai žinom ir atsimenam, kad po staltiesę, po kūčių vakaro staltiesę, ant kūčių vakaro stalo buvo klojami šiaudai. Man teko pačiai matyti Girviečių krašte lietuviškose kaimuose dar prieš kokį 10-metį, kad tų šiaudų ne šiaip buvo pakreikiama, bet buvo pora gerų maišų ant stalo, paskleidžiama ir užklojama stalties ir jau tada tik tai dedami šventiniai kažkokie patiekalai. Taigi vienas iš tokių kūčių vakaros burtų traukti šiaudą iš po staltiesės ir labai daug yra prasmių, kągi tai reiškia. Žinoma, kieno šiaudas ilgiausias, tas ilgiausiai gyvens, kokio javo šiaudą išsitraukia, tokie javai geriausiai dėrės, bet šiandien dabar noriu išakcentuoti kitą prasme, kieno šiaudas ilgiausias, to linai geriausiai augs. Ir tie linai taip pat bus patys aukščiausi, vadinasi, tai bus puikus pluoštas, iš jų bus galima prisiausti puikių lino audinių. Bet tais linais taip pat rūpintasi ir per kitas šventes, tarkim, prisikočiojus prisiliejus grabnyčioms, tai yra vasario 2 diena, daug žvakių, būtent tais metais irgi užaugs geri linai ir jie nesuguls.
arba šventą Sagotos duona, taip pat turinti didinti linų derlingumą, linai geriau derės tam, kas per užgavėnės važinėsis, važiuos, lankys kaimynus atsisėdęs ant verpstės, arba kas toliausiai leisis nuo kalno rogėmis, ir dainose sakoma, čiuželė veželė važinėti, kad linelį užderėtų. Žodžiu, tarsi tas kalėdų šventės epizodas ar ta šventė yra tokia pradžia, toks impulsas, kuris po to atsikartoja per visas kitas šventes. Minėtasis rūpestis bitėmis. Būtent kūčių vakarą buvo kilnojami abiliai arba juos beldžiama tam, kad bitės geriau spiestų. Per Kalėdas buvo žaidžiamas žaidimas, per kurį vaikai šaukdavo bitės spiečia. Ir tas, žinoma, žaidimas irgi buvo tarsi imitavimas to bičio gyvenimo ir kartu linkėjimas, kad taip ir įvyktų. Ir vėliau tomis bitėmis vėlgi rūpinamas ir per kitas šventes. Per užgavėnes, tarkime, vežiojama statinė, kurią sutupdyti vaikai, kurie tenai joje dūzgia, ta statinė ant rogė vežiojama po kaimą, ant jos pilamas vanduo ir sakoma vėlgi, kad būtent tai gali pagerinti bičių spietimą, kas per Velykas pirmas grįš iš bažnyčios, to bitės geriau spies ir taip toliau. Tai žodžiu, tarsi turime tokį vieną paprotinį kompleksą, kur tam tikrais veiksmais, kol kas kalbu apie veiksmus, po to kalbėsiu ir apie tekstus, apie dainas, tikimasi paveikti gamtą, paveikti aplinką ir pelnyti kažkokių svarbių labai žmogui dovanų. Kitas svarbus pasikartojantis ir net labai primygtinai Kalėdų šventės metu ir visų Kalėdų advento laikotarpiu, tas advento laikotarpis 4 savaitės iki Kalėdų, ar ne, akcentuotas yra poros rinkimosi motyvas, arba galėtume sakyti, labai svarbi yra ta vestuvinė simbolika. Paminėjau advento laikotarpį, tai būtinai iš karto turiu pasakyti, kad šventė neištinka ir pasirinkimas šventei arba artėjimas, toks judėjimas link tos jau kulminacijos pačios šventės vyksta ilgesnį laiką, kaip su pačia švente, tas šventinis laikotarpis taip pat nesibaigia ir po jos dar yra šventinės dienos, vadinamieji šventvakariai susiję su įvairiais ir draudimais ir įvairiais papročiais. Bet dabar trumpai apie tą advento laikotarpį. Būtent advento laiku, tuo tamsiu laiku, tą tamsą, net gyvendami miestuose, mes labai puikiai išgyvename, jaučiame jos tokią slėgį, jaučiame, kaip jinai veikia mūsų nuotaikas ir taip toliau. Tai tradiciniai kultūroje žmonės kažkaip sugebėjo, tarsi harmonizuoti, manyčiau, dainuodami, burdamiesi, kartu vakarodami, rinkdamiesi vienoje ar kitoje sodyboje kartu dirbti tokius žiemos darbus. Ir tuo metu skambėdavo pasakojimai, tokie, pavadintume dabar juos sakmiškais pasakojimais, apie įvairių žmonių patirtus nepaprastus įvykius, nutikimus ir žinoma skambėdavo labai daug dainų. Ir mes turime, šimtus to advento Kalėdų laikotarpių dainų, kurios, grįžtu dabar jau prie pagrindinės tos mūsų temos, kurios beveik visos yra susijęs arba kurios mena, kurios mini tą poros rinkimąsi. Turi tokį pasikartojantį piršlybų motyvą. Žodžiu, tai yra garso takelis, kuris, matyt, toje kaimo erdvėje arba toje narmų erdvėje buvo nuolatinis žmonių palydovas. Ne tik dabar taip yra.
jeigu paskaitytume dainininkų liudijimus, jie sakytų, kad anksčiau daina skambėjo bemaž visą laiką. Ir laukuose dirbant, ir švente švenčiant, bet ir vakarot susirinkus, ir vienas pats namuose būdamas galėjai kažką niuniuoti, o jeigu esi jau keliese, tai tikrai ta daina buvo nuolatinė palydovė. Ir tas advento laikas tikrai taip galima būtų įsivaizduoti, tai galbūt jau sunku mum atkurti, buvo nuolat įgarsintas. Ir dabar kasgi skamba tose dainose? Tose dainose dažniausiai sudarytose iš tarsi tokių dviejų dalių, dviejų šakų. Vienoje pusėje yra apdainuojami įvairūs gyvūnai, žvėreliai, kurie dažnai nėra tos tokios artimosios žmogaus aplinkos, nėra jo kiemo gyventojai, bet regimi, pažįstami, kiškelis, laputė, kiaunė, paukščiai, antis, sakalas, koselė, vanagėlis, ten gali būti ir meška, ir elnias, ir daugybė kitų. O antroje dainos pusėje padainuojami žmonių pasaulio įvykiai ir dažniausiai mergelės ir bernelio kažkokie susitikimai. Panašu, kad tas gamtiškasis pasaulis, arba netgi yra akivaizdu, kad tas gamtiškasis pasaulis dainose yra projektuojamas būtent pagal žmogiškojo pasaulio taisyklės. Taip labai trumpai, lakoniškai, sutrumpindama keletą tokių dainų siužetų jums priminsiu. Pavyzdžiui, kaip elnelis ieško šilelyje ėsti, šilelyje gerti, pašilėje ėsti, tai bernelis ieško kelyje mergelės, pakelėje jos margų skrynelių. Tokie lakoniški vaizdai, nėra išplėtoto pasakojimo, nėra visos istorijos, yra tam tikri tokie simboliai. Ieškoma mergelė, ieškoma jos margų skrynelių, margos skrynelės, mergelės kraitis, kurį ji atsineša į vyro namus ištekėjusi. Žodžiu, matom, kad tai yra kažkokie tokie lūkesčiai sukurti šeimą, o kitoj pusėje elnias, kurio tie poreikiai gerti, ėsti yra nemažesnės svarbos. Arba tarkim, galim vėlgi truputėlį kitaip interpretuoti, jau čia tokia šiek tiek šypsena, kad atrasti porą arba sukurti šeimą yra nemažiau svarbu nei pavalgyti ir atsigerti. Kitoje dainoje, kodėl lapelė per girią bėgiodama kurtelius viliojo, ar ne, medžioklinius šunis. Neįviliojo nei ką, viliojo jos kojelių greitumas, plaukelių glotnumas. Ir antroji šakoj, kodėl mergelė per dvarą eidama bernelius viliojo. Ir vėlgi, neįviliojo nei ką, viliojo jos veidelių skaistumas, jos kaselės glotnumas. Matom vėl situaciją, kurioje ta viliojimo, vėlgi poros rinkimuose, ta tokia žmogiškoji istorija, o kitoj pusėje lapelė, kuri pasirodo tuos kurtus, tuos medžioklinius šunis vilioja, ne nuo jų bėga, ne nuo jų slepiasi. Ir čia pat jinai, žodžiu, tą situaciją tarsi pakreipia kitaip, sako, ne, tai ne aš viliojau, tai mano kojelių greitumas ir plaukelių glotnumas. Matom tokie gražų tokį vaizduotę žaismą, kuriama kažkaip poetinį pasaulį, kuriame ta tikrovė rodosi šiek tiek perkeistais pavidalais. Ir įsivaizduokime, kad tokių dainų, tokių siužetų, tokių mikrosiužetų, kaip ir minėjau, yra ne viena dešimtis. Ir jie nuolatos yra kartojami, kiekvieną vakarą susirinkus. Ir tarsi tokiu būdu, tas visas tų vakarų, to advento laiko pasaulis savaip įelektrinamas ir primenama, kad kažkas
kažko laukiama svarbaus ir su ta švente siejami lūkesčiai gali būti būtent ir vedybiniai, kurie vėliau savaip irgi realizuojami jau kūčių vakaro, kūčių nakties būrimuose, kai gali sužinoti, ar šiais metais ištekėsi, iš kurios pusės piršliai atvažiuos, į kurią pusę nutekėsi, kas bus tas tavo būsimasis, gali jį išvysti sapne, gali pasitelkus burtus sužinoti jo vardą, gali sužinoti, kuri, gal ir minėjau, kuri iš šeimos merginų pirmą ištekės ir taip toliau. Dabar, kas čia, kaip mes galbūt galėtume truputėlį atsitraukę, pabandyti tai interpretuoti arba pabandyti tai paaiškinti. Viena vertus sakau, kad yra laikas, yra šventės laikas, kai mūsų visi lūkesčiai tarsi gali būti kažkokiu būdu išsakyti, tikintis, kad jie išsipildys. Arba jeigu mes tinkamai elgsimės, vėlgi mes kažkaip paveiksime tą savo likimą, ar ne? Arba sulauksime to trokštamo išsipildymo. Bet kaip galima būtų dar pažiūrėti tai iš šalies? Kalendorinėse dainose šalia gyvūnijos pasaulio apdainavimo ir žmonių pasaulės paralelės gali atsirasti ir kitokie sugretinimai. Pavyzdžiui, gali būti gretinamas medis ir žmogus, ypatingai pamėgta ir tokia graži, puošni Kalėdų advento ciklo daina, kurioje apdainuojama žydinti arba žydėti besiruošianti obelėlė, vėliau ne tik pražystanti, bet ir vaisius nokinanti ir tekėti besiruošianti mergelė, kuri, žodžiu, irgi dainoje yra visiškai tam pasirengus ir jos plaukeliai geltonuoja ir vainikėlis jos žaliuoja, žodžiu, ir jau mes matom, kad tikrai kažkas jau jos gyvenime turi įvykti. Kitose kalendorinėse dainose, jau mus nukeliančiose į vasaros šventes, atrastume dar vieną tokį įspūdingą paralelizmą, kaip dainuojami dangaus kūnai. Tarkim, saulės, žvaigždžių kaip saulės dukterų, mėnesio kažkokie santykiai ir vėlgi dukrelės išleidžiančios, ištekinančios savo dukreles paralelę, močiutės ištekinčios savo dukreles paralelę. Žodžiu, turime tarsi tokius įdomius bandymus sutapatinti dangaus kūnus, medžius, gyvūnus ir žmonių pasaulį. Tyrinėtojai sako, kad tai ne šiaip sau poetiniai vaizdiniai. Sako, kad tai yra tam tikros tapatybių serijos, kurios primenamos, pakartojamos metų sandoroje, turi įtvirtinti ar bent paliudyti ryšį tarp socialinių ir kosminių pradų. Tai pasakiau taip apibendrintai. Taip pat pastebima, kad toksai paralelinis augalų, gyvūnų, paukščių, žmonių apdainavimas galėjo būti svarbus pasakojant apie pasaulio sukūrimą, apie pasaulio tvarką arba apie pasaulio kūrimo skirtingus etapus. O tas pasikartojantis, atkakliai primenamas, aktualizuojamas, o gal ir tikrai be galo svarbus poros rinkimuose epizodas, to šeimininio gyvenimo lūkestis, galbūt galės priminti taip pat mitinius kažkokius pradžios įvykius ir kažkada vykusias dieviškasias vestuves. Bet kuriuo atveju, jeigu taip priemam šitas interpretacijas skirtingų autorių, skirtingų lietuvių mitologijos, tautosakos tyrinėtojų išsakytas interpretacijas, tai mes tada turime pripažinti, kad šventės metu, tuo ypatingu metu, kai tie šiapusinis ir anapusinis pasaulis suartėja, žmogus tarsi gali išgyventi
gali patirti arba atkartoti įvykius, kurie galbūt kažkada vyko pasaulio pradžioje, laikų pradžioje. Tarsi gali grįžti į tą laikų pradžią, į tą mitinį pasaulio kūrimosi, radimosi laiką. Toksai gal šiek tiek netikėtas būdas aiškinti ir interpretuoti vaizdinius arba dainas, kurias dainuodami lietuviai, norėtųsi iškart patikslinti, visų pirma, dzūkai, būtent mūsų pietų Lietuvoje, Dzūkijos regione daugiausiai tų dainų yra išlikę arba daugiausiai jų skambėjo. Jie jas dainuojant, bet galbūt visai apie tos dalykus negalvojo, ar ne? Bet taip mes dabar galime sau leisti, tarsi pasakyti daugiau, pasakyti tai, ką mes išvelgiame šiandien. Ir tai tarsi patvirtintų dar porą šito laikotarpio dainų, prie kurių irgi truputėlį norėčiau aš staptelti ilgėliau. Ir kurios irgi dar kartą mums patvirtintų, kad dainų tekstas gali būti šiek tiek daugiau nei tik tai gražus vaizdų vėrinys. Jeigu kalėdų šventei buvo ruošiamasi visą mėnesį, tas visas advento laikotarpis jau buvo tokios rimties susikaupimo metas, tai susiję ir su krikščioniškos tradicijos, ta tokia advento prasme, bet manau, kad tai susiję ir su mūsų tokia senesnė ir iki krikščioniška tradicija. Tai yra toksai tamsiausias laikas, kai diena vis trumpėja ir negali būti tikras, kad kažkada ta šviesa sugrįš ir tarsi žmogus tarsi gali savo veiksmais, savo tekstais, savo dainomis padėti tam pasauliui, nepražūti, nenugrimsti tą tamsą, tarsi gali, žodžiu, tarsi išsaugoti arba padėti susigrąžinti tą šviesą. Tai tas yra toksai artėjimo iki šventės epizodas, yra kūčių vakaras, kurį tikrai nedaug kas yra išsaugoję, galbūt irgi dėl to negalvojau daug apie tai kalbėti, manydama, kad dar atsimename, dar žinome, galbūt tik tai vienas epizodas, kurį norėčiau vis dėlto paminėti, tai, kad kūčių vaišės yra vaišės, kuriuose dalyvauja ne tik gyvieji, bet ir mūsų mirusieji, kad tai liudija daugybė vėlgi mus pasiekusių ir galbūt dar atsimenamų papročių, tai ir lėkštelė paliekama, dedama ant stalo jau mirusiems artimiesiems ir paliekamas kūčių valgių visas stalas nakčiai tikintis, kad vėlelės ateis vaišintis, ir netgi asla būdavo pabarstoma miltais, tikint, kad galbūt tie ženklai, tos pėdutės kažkokiu būdu juose įsispaus. Ten atskiri patiekalai, tarkim, avižinis kisielius buvo dedamas ant palangės, kaip irgi specialiai vėlėms skirtas maistas. Žodžiu, tas kūčių vakaras, tai yra tokios bendrystės su giminės mirusiaisiais vakaras. Kalėdos, taip, tai yra šventinė diena, tarp kalėdų ir kūčių, ta naktis yra pagrindinė būrimų, pagrindinis būrimų, burtų įvairių laikas. Ir po to iki pat 3 karalių dar 12 dienų, kurios irgi turi savo papročius. Ir vienas iš jų yra kalėdotojų kaimynų namų lankymas. Tai yra persirengėlių būrys, kuris eina iš kiemo į kiemą. Iš mūsų pasiekusio aprašymų žinom, kad jie ten gieda kalėdinės giesmes, sakytume, tas tokias krikščioniškas giesmes, bet po to turi ir savo dainišką repertuarą. Ir būtent tas dainiškasis repertuaras man dabar ir rūpi, nes jis leidžia patvirtinti arba pagrįsti tai, apie ką aš ką tik kalbėjau, kad Kalėdų šventė, naujų metų šventė mum mena ir
pasaulio sukūrimo mitą, leidžia mums kažkaip jį atkartoti, prie jo prisiliesti, jį prisiminti arba jį aktualizuoti. Vidury laukų grūšelė auga kalėt, tojon grūšelėn žvakelė dega kalėt. O ir nukrito viena kibirkštėlė kalėt, va ir pasidarė didelį dzivai kalėt, didelį dzivai plačios marelės kalėt. Tos namarelės laivelis plaukia kalėt, tame laivelin bernelis sėdi kalėt, strėlalas dirba, gulbelą šaudo kalėt. Ir štai viena iš tų gražiųjų dainų, kuri turi užrašyta jos tikrai nemažai variantų, vadinasi, jinai buvo gana plačiai žinoma, apie vidury lauko augančią kriaušę, Dzūkijoje, Pietų Lietuvoje daug slavizmų būta ir dainose jų yra išlikę, dėl to toje dainoje minima grūšelė, kuri stovi vidury lauko. Toje grūšelėje dega žvakelės, iškrenta 3 kibirkštėlės ir vyksta dideli dyvai, dideli stebuklai. Kokiegi tie stebuklai? Randasi mėlynos marios. Tose mariose plauko laivelis, tame laivelį sėdi bernelis, jisai drožia strėlbelas, strėles drožia, anteles šaudo ir mergeliai dovanas siunčia. Toliau dainoje minima, kad taip pat laivelį sėdi ir mergelė, kuri kuskelės siuva, ruošia dovaną berneliui. Kasgi čia nuostabaus? Apie kągi šitą dainą, kurios žodžiuose, kurios viduryje atsiranda eilutė verčianti suklusti. Įvyksta kažkoks stebuklas, dideli dyvai. Kažkas čia nuostabaus įvyksta. Pradžioje mes matom, kad vidury lauko auga medis, ar ne? Tas medis yra kriaušė, vaismedis, ne ąžuolas, ne kažkoks kitas dainose apdainuotas, tikrai mitinių daug prasmių turintis, simbolinių prasmių turintis medis, bet ta kriaušė yra nepaprasta. Ant jo šakų dega žvakelės, kitur sakoma ugnis dega. Žodžiu, tame medyje dega ugnis. Iš tos ugnies, iš tų kibirkščių randasi vanduo. Tikriausiai viską mes jau ir išgirdom, tai yra jūs jau išgirdote. Be abejo, mes kalbam apie kažkokius pasaulio kūrimosi etapus, apie tai, kad pasaulio centre iš visų pirma yra medis, kuris gali būti suvokiamas kaip pasaulio medis. Pasaulio medis yra ta pasaulio ašis, kurio pasaulio medžio šaknis siekia požemius, viršūnė yra danguje, o tas liemuo yra tas mūsų žmogiškasis pasaulis. Būtent tokiam nepaprastam medyje deganti ugnis yra taip pat tas pirmapradis elementas, kuris žemiškoj, toj mūsų erdvėje virsta vandenimis. Vandenų atsiradimas iš ugnies yra visiškai toksai fantastinis, mitinis, kosmologinis vaizdinys. Ir štai vandenyje jau turime valtelę, kurioje sėdi bernelis ir mergelė.
Atrodytų, čia irgi nieko tokio ypatingo, grįžtame prie to tokio poros rinkimosi, dovanojimo, dėmesio, kažkokio parodymo motyvų, bet šitoje vietoje vėl galim šiek tiek suklusti ir dar atsigręžti į kitus, taip pat tradicinės kultūros mums paliktus tekstus, tai yra į sakmes, kuriuose yra pasakojama taip pat apie pasaulio atsiradimą. Tai jeigu čia yra toks poetinis tekstas, tai ten yra proziniai tekstai. Ir kur pasaulis atsiranda, arba sukuriamas pasaulis, šiuo atveju gal reiktų sukonkretinti žemę, yra sukuriama dviejų pagrindinių tokių veikėjų, dviejų dievų vienose sakmėse, kitur sakoma, kad tai yra dievas ir velnias, ir sukuriama būtent iš vandenų dugno atnešant žemės sėklos. Tie pasakojimai prasideda nuo tokio apibendrinimo, kad pradžioje nebuvo nieko, buvo tik tai vandenys. Ir tuose vandenyse, buvo laivelis, kuriuo plaukė du dievų arba dievas ir velnias. Ir dievas štai pasiunčia velnę į gelmę, nerti į gelmę ir parnešti žemės sėklų. Velnias jų parneša, dalį atiduoda dievui, dievas sutveria žemę, dalį pasilaiko savo, to žemės pradeda brinkti velnio nasruose, jisai jas pjaudo, taip randasi kalnai ir taip toliau. Tos sakmės taip pat turime daug variantų ir matom, kaip šita daina su tuo pasakojimu taip netiesiogiai, bet vis dėlto susišaukia. Viena vertus šitoje dainoje mes žinom, kas buvo iki atsirandant vandenimis, ar ne? Vandenims. Mes turime priešistorę. Iš pradžių nebuvo nieko. Buvo laukas, buvo kažkokia erdvė, kuri turi centrą, ar ne, medį. Tame centre ugnis, iš ugnies randasi vandenis ir štai tas laivelis, kuris, žodžiu, šioje dainoje turi bernelį ir mergelę dovanas ruošiančius, bet sakmėje tame laivelėje irstosi du pagrindiniai pasaulio arba žemės kūrėjai lietuviškoje kosmogonijoje. Kita daina, kita nuostabi kalėdotojų daina, truputėlį kitą pasakojimą mums yra palikusi, bet tas pasakojimas irgi yra toksai ypatingas, jį galima taip pat interpretuoti ir matyti, kad jame taip pat kalbama apie kažkokius svarbius mūsų pasaulio arba pasaulėvokos dalykus. Tai gana tikriausiai irgi gerai žinoma daina apie Elnią devyniaragį. Dainoje atliekęs Elnias devyniaragis, dažniausiai vandenin žiūri, savo ragelius skaito, bet pasirodo, kad tas Elnias devyniaragis yra kažkokių kosminių dydžių, nes ant vieno jo rago ugnelė dega arba sėklyčia stovi, ant kito rago kavolė arba kalviai kala, kartais tie kalviai kala toje sėklyčioje, įsivaizduojate elnius, ragai, ant ragų žaizdras arba kažkoks pastatas sėklyčia, toje sėklyčioje kalviai kala. Ir tų kalvių kalama, prašoma, kad jie nukaltų aukso žiedą ir sidabro žirklės. Arba kartais prašoma, kad nukaltų aukso kupką, tokį apvalų indelį ir sidabro žirklės. Ir kamgi dabar reikia šitų nepaprastų objektų? Apie aukso žiedą, apie aukso kupką dainoje daugiau nieko nepasakyta, bet štai sidabro žirklės tikrai vėl atlieka labai svarbų vaidmenį. Jomis žadama nukarpyti pušų šakeles ir eglių viršūnės. Vėlgi kažkokie kosminiai dydžiai. Ir kasgi nutinka, kasgi toliau nutinka? Būtent, tas eglių viršūnės ir pušų šakas nukarpius yra pamatomas tėvo dvaras, tėvulio dvaras. Po tą dvarą povos povinėja, plunksnos barstinėja, kartais tas plunksnas mergelės renka, patalus ruošia ir taip toliau. Nuostabu yra tai, kad norint išvysti tėvo dvarą, reikia žvelgti į tą dangišką erdvę. Labai gražiai lietuvių religiotyrininkas, eseistas, rašytojas Gintaras Beresnevičius yra kalbėjęs apie šitą dainą, apie šitos dainos vaizdinyje. Ir jisai pirmas yra taip užsiminęs, kad galbūt tai ne šiaip tėvo dvaras, galbūt čia turimas omeny dangiškas dvaras, galbūt dieviškas dvaras, nes kitose dainose jisai ir perlais barstytas, ir sidabru išklotas, arba apskritai palydimas tokiamis dangiškomis metaforomis, tam
tėvelio dvare 3 varteliai, per vienus vartus saulė teka, per kitus vartus mėnulis leidžiasi, per 3 vartus sesutė išlydima, na, vėl tas vedybų kažkoks motyvas atsiranda, bet pati daina mums pasako šiek tiek daugiau. Jinai dar kartą grąžina prie to, nuo ko galbūt aš šitą visą pasakojimą ir pradėjau. Šventės metu yra susitinkamas arba yra galimybė susitikti su Dievu, yra galimybė patirti tą anapusybės dvelgsmą, yra galimybė praverti tuos vartelius į tą dievišką pasaulį, į tą kitą pasaulį, per tuos vartelius iš ten ateina mirusiųjų vėlės, mirusiųjų artimųjų vėlės mus gali aplankyti, iš ten kaip kažkokie svetimieji, kaip kažkokie mitiniai, nepaprasti personažai ateina persirengėliai, kurie lankydami namus, va štai dovanoja šitas nuostabias dainas, kuriomis primena pasaulio tvarką, pasaulio sukūrimo istoriją, skatina pakelti akis į viršų ir išvysti tą dievišką ir tėvišką, dangišką dvarą, turinti 3 vartus. Tai visiškai galbūt pabaigai dar vienas toks argumentas, kuris patvirtintų, kad galim taip kalbėti, kad galim taip svarstyti, kad mus pasiekia šventės tekstai, šventės papročiai, tokia galimybė mums suteikia, yra toks trumputis paliudijimas. Užrašytas Kupiškio krašte, mums paliktas Jono Balio, užfiksuotas Jono Balio, Kaune, tarpukariu veikusio Tautosakos archyvo vadovo. Jisai yra toksai: pavalgę kūčias, eina 2 aplink gryčią, vienas priešais kitą. Kūčių naktį, tas laikas tarp kūčių ir kalėdų. Vienas sako: kūč kalėdos. Tokia keista formulė. O antrasis sutikęs klausia: kas čia eina? Atsakymas: Dievas. Ir pastaba: daugiau nežinojo. Vadinasi, ne tik dainose, ne tik, žinojimas, kad gali patirti kažkokius dieviškus dalykus šventės metu mus yra pasiekęs, bet ir bandymas inscenizuoti šitą susitikimą. Bandymas suvaidinti ir tokiu būdu dar kartą priminti, kad tai įvyksta. Vėlgi, tiesiog, kad neatrodytų, kad tai yra kažkoks atsitiktinumas, galiu paminėti, kad štai ir Velykų metu, per Velykas, pirmą Velykų dieną, kažkas panašaus irgi yra vykę, šiek tiek kitoje vietoje, taip pat užrašytas liudijimas apie tai, kaip vyras ir moteris eina aplinkui savo namus ir susitikę panašiai kalbasi. Kas čia eina, ponas Dievas, ką jis neša, geras dienas. Tai yra ir patvirtinimas, ir liudijimas, ir inscenizacija, ir linkėjimas kartu, ar ne? Tai yra tos tokios dieviškos tikrovės nukėlimas į tą mūsų žemiškąją tikrovę. Tam tikras įkurdinimas, apgyvendinimas, atkartojimas. Ir galbūt šitoj vietoj ir sustokime. Iš tikrųjų, galima būtų kalbėti labai daug, labai plačiai, labai daug įdomybių yra mus pasiekę ir labai skatinčiau kiekvienam, pasikalbėti su savo šeimos artimaisiais, paklausinėti ir manau, kad tikrai daug apie šitą šventę dar galite naujo išgirsti ir sužinoti. O mūsų televizija, radijas ir įvairūs naujienų portalai, taip pat, manau, tą šventę mums primins, daugybę papročių aktualizuos. Ir tai yra gerai. Tai dėkui už dėmesį ir gražių švenčių.
Ой, atbėga bistrus alnelis, lėlių kalėda, kalėda. Bistrus alnelis, devyniaragis, lėlių kalėda, kalėda. Ant devinto rago kavulėliai lėlių kalėda, kalėda. Jūs kavulėliai, mano brolaliai, lėlių kalėda, kalėda. O jūs nukalkit aukselio žirklas, lėlių kalėda, kalėda. Aukselio žirklas, sidabro žiedų, lėlių kalėda, kalėda. Aš nukarpysiu pušių viršūnes, lėlių kalėda, kalėda. Pušių viršūnes, aglių šakelas, lėlių kalėda, kalėda. Aš pamatysiu tėvulio dvarų, lėlių kalėda, kalėda. Po tėvulio dvarų povos povinė, jo lėlių kalėda, kalėda. Povos povinė, jo panos varinė, jo lėlių kalėda, kalėda. Panos varinė, jo plunksnelas rinko, lėlių kalėda, kalėda. Plunksnelas rinko, patalus pylė, lėlių kalėda, kalėda.